Sveiki atvykę į vasaros terasą, sveiki atvykę į renginį. Labas, Patricija. Labas, Miglė. Labas visiems. Šiandien čia susitikome su Patricija pakalbėti apie jos knygą Svetimkūniai. Ir kadangi reikia kažkokių dar kitokių temų paliesti, ne tik apie knygą, tai nusprendėme, kadangi abi esame knygų žmonės, Patricija yra rašytoja, bookstagramerė, leidėja, aš esu Miglė Anušauskaitė, aš esu komiksų autorė, irgi esu vertusi, iliustravusi knygų, tai esam labai jau tokios profesionalės iš tikrųjų. Tai klauskit bet ko. Taip, bet neprisimam atsakomybės už savo patarimus, tai turėkite omeny. Ir nusprendėm pakalbėti apie knygą Svetimkūniai ir apie tuos žmonės, kurie jaučiasi dar svetimkūniai leidybos ir knygų pasaulyje. Ir ką jiems daryti, ir nuo ko pradėti, ir tiesiog kažką pablevizgosim. Tai pirmiausia, turbūt gal trumpai apie knygą. Knyga Svetimkūniai yra istorija, pagrindinė jos veikėja yra Meda, 20 kelių metų, įpusėjus 30, kuri, kaip turbūt daugam iš mūsų pasitaiko, kuriai viskas kaip ir gerai, bet viskas kaip ir blogai. Ar ne? Labai geras apibūdinimas. Kur lyg ir turi gerą darbą, turi ten pasiturinčią turtingą šeimą ir vis tiek kažkaip labai daug yra tokia perfekcionistė ir daug kažkaip dėl visko nervinasi. Ir vieną dieną jinai susipažįsta ir taip savo labai nebūdingai apturi vienos nakties nuotykį su tokiu plevėsa muzikantu Nikita. Ir toliau knygoje, įsigyja knygą ir ją perskaitę sužinosime, kaip toliau jiems einasi. Knygą bus galima įsigyti po renginio? Taip, knygą bus galima įsigyti čia turbūt, ar ne? Ir galima bus gauti Patricijos autografą. Ir aš galvoju iš tikrųjų kažkaip apie tavos knygos žanrą. Man norisi sakyti, viena vertus norisi sakyti meilės romanas, kita vertus norisi sakyti nemeilės romanas, nors tai irgi kažkaip gal dramatiškai skamba, gal toks antimeilės romanas, bet labai kažkoks lyg ir aiškus žanras, bet lyg ir neaiškus. Ir kaip tu pati manai, kaip tu pati įvardintum žanrą knygos ir kaip jis tau išsigrynino? Mano tikslas buvo parašyti nemeilės romaną, tai man labai patinka jį taip vadinti, nes man atrodo, kad būtų truputį įžeidimas meilės romanų rašytojams ir skaitytojams sakyti, kad tai yra meilės romanas, nes jie iš jo negautų to, ko tikisi, to gal romantiško pasitenkinimo ir džiaugsmo, kurį atneša meilės romanai. Tai šiuo atveju čia yra knyga apie žmonės, kurie turi labai daug pasiteisinimų dėl savęs, dėl kitų, jie jų ieško, jie juos randa, nes kai jau ieškai, tai tikrai randi. Ir tiesiog tai yra knyga, kurioje aš ir pati bandžiau atsakyti savo įvairius klausimus. Tai viena vertus jinai ganėtinai autobiografiška, kita vertus aš joje labai sumėčiau pėdas ir pasislėpiau. Tai palieku žmonėms spėlioti, kas tenai yra iš mano gyvenimo, kas yra tiesiog mano kūrybos vaisius. O kaip įsivaizduotum, kas yra auditorija knygos? Ar tai yra tie 20 keliamečiai, ar jaunimas, nes viršelis toks spalvotas, ar dar kažkas? Kai aš kalbėjausi su dizaineriu Taudu Šaučiuliu apie viršelį, aš norėjau, kad jisai šiek tiek apgautų skaitytoją, kas nėra gal gražiausias būdas elgtis, bet man kažkaip atrodė, kad žmonės galbūt labiau nustebs negavę iš jo to, ką galvoja, nes man norėjosi parašyti su humoru, norėjosi parašyti lengva, suprantama kalba, bet tuo pačiu apie labai labai skaudžius ir labai tuo pačiu bendražmogiškus dalykus. Ir kadangi tie dalykai tokie bendražmogiški, o čia ir leidėja sėdi ir mes gal galvom, kad tai bus šiek tiek jaunesnė auditorija, tokia gal mūsų amžiaus, bet kai ta knyga jau pasirodė ir kai man pavyko susipažinti su tais skaitytojais, jie atėjo ten į knygų mugę, į pristatymus, šiaip kažkur parašydavo man per socialinius tinklus, aš pradėjau suprasti, kad ta auditorija yra labai įvairi. Ir kad amžius tų skaitytojų yra labai plataus diapazono. Ir man kas labai fainai, kad tie vyresni skaitytojai kažkaip
randa būdą kalbėti per šitą knygą su savo jaunesniais net ir šeimos nariais, o tie jaunesni randa būdą kalbėti su vyresniais šeimos nariais. Tai man atrodo, kad tas yra labai gražu ir labai fainai. Tai nors atrodo iš ten bairių ir net iš tematikos, kad ta knyga tokia, atsakau, tai tokiai tarsi tarp 20 ir 30 auditorijai, bet pasirodo, kad kadangi tos temos savęs ieškojimo ir nemeilės ir skausmo kažkokio, jos yra labai, tokios universalios, tai pasirodo, kad jos tikrai tinka tada visiems, kurie priema atvirą širdim šitą knygą. Tai žinokit, kad galite nupirkti savo tėvams ir galbūt apturėti tokį ne visada malonų ir patogų pokalbį, bet vis tiek, man atrodo, kad ta diskusija yra tik tai nauda. Aš dabar prisiminiau, kad kai buvau mokykloje, aš buvau toks rašantis vaikas, taip toliau, ir kažkaip nusprendžiau rašyti pirmąją knygą. Rašiau aš ją, aš tuo metu skaičiau ten ir kažkokį ir paauglių literatūrą, bet ir Muzielį, Joyce'ą. Galvoju, pirma knyga turi būti, tokia rimta, sunki, tokia jau, kad monumentali turi būti. Ir aš ten rašiau, kažkaip labai ten sukau kažkokias ten istorijas ir kažkaip paskui pastebėjau, kad pati nebesuprantu, apie ką aš rašau. Tai klausyk, tai man atrodo, kad tu labai gerai pataikai į didžiąją dalį lietuvių literatūros. Bet kažkaip nusprendžiau nustoti, suveikia kažkoks savikritiškas, bet manau, kad šitoje tavo knygoje to nėra. Gal netgi paminėjai daug temų, bet tai nėra kažkokia knyga, kur bandoma užsėsti vienu užpakaliu ant dviejų kėdžių ir tada pargriūnama, ir ten išsiteliojama ir taip toliau, kas labai dažnai nutinka debiutantams iš tikrųjų. Tai čia reikia paminėti, kad čia yra Patricijos debiutas. Aš nežinau, ar taip nenutiko, tai ačiū tau, kad tu taip sakai, nes aš irgi prisimenu, kai aš bandžiau rašyti mokykloje, tai kai tėtis paskaitė, jis sakė, tu čia tiesiog Žiedų valdovą perrašei pirmą dalį. Ir aš supratau, kad taip ir yra, nes pirmam skyriui atvažiuoja burtininkas tiesiog į hobitų miestą. Tai kažkaip galvoju, kad jeigu tu bandėjai irgi, žinai, tą Joyce'ą ir Prustą, tai aš tiesiog nusprendžiau varyti jau labai pramintų taku, žinai. Labai gerai. Jo, tai jeigu ką, tai čia neperašiau jokios knygos, tik tai savo gyvenimą, tai man atrodo, kad gal ir visai nieko. Apie įkvėpimus dar pakalbėsime vėliau. Ir kadangi jau čia paminėjau, kad tai yra Patricijos debiutas, tai yra sėkmingas debiutas, taip nebūna taip jau dažnai, labai daug debiutų praeina nepastebėti, labai daug autorių nesusilaukia, taip ir neišleidžia savo knygų, ar ten leidyklos nesusidomi ir taip toliau. Tai galvoju, gal pakalbėkim taip pat bendrai ir abi vis tiek turim patirties leidyboje, visoje tos industrijoje ir taip toliau. Kokie yra iššūkiai, kokios yra įsivaizdavimai, kokios baimės susijusios su pirmąja knyga? Ir gal kažkokių iš karto patarimų turėtum jauniesiam rašytojam, arba vidutinio amžiaus, arba senioro amžiaus rašytojams, kurie čia susirinko. Aš niekada neturiu nieko įkvepiančio pasakyti šitą temą, čia labai atsiprašau, bet aš visada sakau, jeigu jūs galit veikti ką nors kitą, veikit ką nors kitą. Aš ir pati savo beje taikau šitą patarimą, nes jeigu aš galėčiau programuoti, jeigu aš galėčiau, nežinau, daryti ką nors net ir finansiškai labiau atsiperkančio, aš tikrai tą daryčiau, patikėkit manim. Bet irgi taip gavos, kad aš sugebu tik rašyti, man taip atrodo. Ir dėl to irgi gal kyla kai kuriem abejonių. Bet man taip jau gavosi gyvenime, kad aš neplanavau šitos knygos net parašyti, nes aš visada maniau, kad aš skaitytoja, man labai patinka skaityti, man labai patinka knygas leisti kaip leidėjai. Ir kai jau šita knyga praktiškai buvo visa parašyta, aš tik tai tada supratau, kad, palauk, aš gal galiu ją net kažkam jau parodyti, žinai, ir gal galima kažką su ją nuveikti. Bet tai buvo tarsi dienoraštis mano, bet ne mano, žinai, tokių kitų žmonių. Bet pati kaip leidėja galiu pasakyti, kad rašančių, man atrodo, dabar yra nepaprastai daug. Nežinau, ar visada taip buvo, bent jau mano kolegės, kurios dirba 15-20 metų, sako, kad nebūdavo taip anksčiau. Tai nežinau, kas yra šito protrūkio priežastis, nes man atrodo, kad kai yra kokie ten dainavimo, žinai, konkursai ar kažkas, tai staiga visi nenusprendžia, pasižiūrėjo, kad ir jie jas dainuoti. Bet su knygom kažkaip dabar yra šitas dalykas, kad žmonės labai daug rašo ir kažkaip man atrodo, kad gal
vienas iš tokių būdų pasimatuoti tą knygą ir apskritai rašymą yra duoti paskaityti ne savo draugams ir ne tiems žmonėms, kurie tave myli, nes dėja jie gali padaryti tavo meškos paslaugą. Tai labai būna nesmagu, kai žmogus atsiunčia į leidyklą ir tu turi pasakyti, nu, ne, atsiprašom, ne. Bet to yra labai labai daug. O man kaip pačiai, tai aš nežinau, aš kažkaip jaučiau gal kaip skaitytoja tokį trūkumą, kad yra ta Lietuvoje labai labai rimta literatūra, labai aukšto lygio, labai gal net ir kartais sudėtinga. Ir tada yra labai popsinė literatūra, kuri irgi yra nuostabių ten kūrinių, bet tarsi nėra nieko per vidurį. Nėra to tokios lengvai parašytos, bet sudėtingas temas kabinančios literatūros, kurios man atrodė, kad yra labai daug užsienyje, nes aš pati ją skaitau, bet tarsi trūksta čia. Ir man atrodo, kad su Svetimkūniais tarsi pavyko to pasiekti. Tai tą patį turbūt galiu patarti, va taip aplinkui galiu patarti ir tiem rašytam, kad žinoti, ką jie nori pasakyti ir ar tikrai reikia ir ar yra tam auditorija, nes dėja Lietuvoje, kai mums ten, va ir mano kolegė sėdi, kai mums kartais atsiunčia tenai viduramžiuose rašyta LGBTQ kunigų Venecijoje istorija. Nuskamba puikiai, nežinau. I love it. Bet kadangi tokių kaip mes skaitytojų yra, gal 100, tai tenka tam žmogui pasakyti, kad, ačiū labai, bet dėja mes negalim jos išleisti. Tai ne viskam dėja Lietuvoje dar yra auditorija, bet aš tau galėsiu nukreipti pas tą autorių, kuris apie kunigus rašo, nes... Aš mielai paskaityčiau tikrai. Tai kitaip sakant, kažkaip ieškoti, ką pats nori pasakyti ir kažką, būna, jauti trūkumą. O pavyzdžiui, tau iš pirmo karto pasisekė rasti leidėją, ar nežinau, ar čia nekonfidencialu? Ai, ne, ką jau čia, taip, man labai pasisekė, nes man labai pasisekė ir ne tik tai rasti leidėją, bet ir rasti leidėją, kuris girdi mano poreikius, nes aš su šitą knygą turėjau tų poreikių ir čia turbūt yra tas dalykas, kad kai pats dirbi su knygom, labai tiksliai žinai, ko tu nori ir ko tu nenori. Tai man šitoj knygoj buvo svarbiausia, kad manęs neišcenzūruotų, kad neišimtų ten nei keiksmažodžių, nei žargono, nei nieko, kas man atrodė būtina. Ir tuo pačiu man reikėjo paskutinio patvirtinimo viršelių ir pavadinimo, aišku. Tai kartais net ir yra turbūt labai gerai žinoti, už ką pakovoti ir dėl ko nusileisti. Tai man labai pasisekė šiuo atveju ir tikrai žinau istorijų, kada žmonės gailisi pasirinkę leidėją ar leidėją, kuris juos pasirinko. Šiuo atveju aš tai visiškai patenkinta ir antrą knygą irgi leisiu toj pačioj leidykloj, jeigu jie mane leis. Šypsosi. Skamba gerai. Man, pavyzdžiui, su komiksais, kai pradėjome, ne iš karto radom leidėją, pirmą knygą leidom su Gerda Jord, tai kažkaip pasiuntinėdavom leidyklom laiškų, kad mes čia tokį gražų, ilgų mandagų laišką, ten Gerda mokėjo labai sukombinuoti ten. Ir ten gaunam tokį, kur mes komiksų neleidžiam, o Lietuvoje komiksam nėra rinkos. Ir tada kažkaip galvom, gal iš tikrųjų niekam nereikia, nereikia, tai nereikia, ką. Bet galiausiai suradom Aukso žuvis, jie kažkaip ten sutiko ir dabar komiksai Lietuvoje daug kažkaip geriau laikosi. Bet tai tu prie to labai prisidėjai. Nes aš irgi taip manau, kad man reikėtų daug laurų, bet tik aš. Aš visiškai rimtai, nes aš net ir prisimenu tavo pirmasis knygas ir jeigu aš dabar su tavim čia sėdėdama, jeigu man kas nors būtų prieš 10 metų pasakę, kad aš su tavim sėdėsiu, kalbėsiu apie knygas, tai man būtų atrodo labai neįtikėtina, nes tikrai, tu visiškai pramušiai Lietuvoje daug durų, man atrodo, būtent šitam žanrui, kas, tikrai kepurę nukeltą, daug kas turėtų. Kaip paina, giriame vieną kitą. Jūs irgi galite pagirti, jeigu... Ir vieni kitus, čia kaip bažnyčiai sako, palinkėkit ramybės, pasisukim. Pasakykim komplimentą vienas kitam. Bet aš galvoju, tuo metu kažkaip nepasidavėm iš karto, bet turbūt ilgai net nebūtume ieškojusius, kur ta riba, kur, tarkim, vieną neišgirsti
kitą neišgirsti, kur čia yra tiesiog atkaklumas, kovojimas už savo idėją, kur yra tiesiog kliedesys, kaip tau atrodo? Jo, čia yra labai labai sudėtingas dalykas, nes aš esu, pavyzdžiui, tas žmogus, kur kai dar tik tai parašiau tą pirmąjį juodraštį, sutiko viena tokia labai žymi Lietuvos rašytoja paskaityti ir rašytoja, kurią aš nepaprastai žaviuosi ir kuri tai, kad skiria laiko, man irgi buvo neįtikėtina. Ir jinai parašė man tokį laišką, taip gražiai ir diplomatiškai jį sudėliojusi, kad aš visiškai nesupratau, ar jai patiko, ar jinai sako, kad nereikėtų jos leisti. Ir kadangi man tas laiškas buvo toks mandagus, aš net nedrįsau jos paklausti, ką jinai turi omeny, nes pagalvojau, kad, blemba, jeigu paklausiu, tai tada galvos, kad visiškai durna, žinai. Nes jai tai turbūt atrodė, kad jinai labai aiškiai sako, kad dar ne. Ir aš visą dieną sėdėjau kaip moteris iš senoviškų lietuviškų filmų, kur tiesiog per langą žiūri. Ir lyjo, aišku, kaip Lietuvoje įprasta, ir aš tiesiog galvojau, viskas, žinai, viskas. Ir tada supratau, kad gal yra tai irgi gerai, nes aš po to labai daug dar dirbau prie tos knygos, bet yra viskas gerai. Yra gerai ir gauti tuos laiškus, kurie po to atėjo iš kitų skaitytojų, tų, kur sakiau, nedraugų, kur jie perskaitė visai kitaip ir jie gal buvo kur kas labiau auditorija, negu kad tas labai labai intelektualus žmogus, čia nenuvertinant kitų skaitytojų, tiesiog aš manau, kad jinai nėra šitos knygos auditorija. Ir aš labai aukštai šokau, labai aukštai šokau. Ir tiesiog aš galvoju, kad, sakau, yra labai svarbu rodyti skirtingiam žmonėm, nedraugam, ir tuo pačiu nežiūrėti gal ir į tą knygą, kad ir kokia jinai tau būtų svarbi ir jautri ir įdomi ir dar kažkokia, kaip į kažkokią šventą karvę. Nes dažnai ir mums, pavyzdžiui, būna leidykloje, kad žmonės atsiunčia rankraštį ir tu pasakai, reikėtų patrumpinti. Ir jie sako, kodėl? Todėl, kad jūsų meilės romanas yra 600 puslapių ilgio ir jo turbūt niekas nenorės šitokio ilgio skaityti. Ir žmonės tada išsigąsta ir jie sako, ne, čia nieko dar jau net nebegalima, žinai, trinti. Ir kuo tu labiau paleidi, man atrodo, ir kuo tu labiau pasitikė, kad žmonės su tavim nori dirbti ir padaryti kuo geriausią rezultatą, tai tuo lengviau tada tau yra. Ir nežinau, man atrodo, kad kartais tiesiog rašytojai ir šiaip gal visi menininkai truputį per daug savo kelyje stovi, žinai, ir jie įsikimba tos savo knygos ir sako, ne, aš jau nieko nekeisiu. Ir turbūt labiausiai reikia to lankstumo, lankščiai žiūrėti ir tą knygą ir pagalvoti, kad gal jai dar yra nelaikas, nes apie kai kurias knygas mes tikrai sakom pralenkusios laiką. Ir tai turbūt yra vienas iš skausmingiausių dalykų būti tam laike, kur gal kažkada, žinai, ją supras, bet dabar dar ne. Tai nežinau, bet to pačiu kažkaip sakau, visiems turbūt reikia to blaivaus savęs vertinimo. Bet tuo pačiu neleisti, kad ten tas vienas komentaras, ar vienas laiškas, ar vienas atsiliepimas sugriautų tave, kaip aš irgi esu girdėjus, kad žmonėms taip nutinka, kad juos tiesiog visiškai palaužia. Nežinau, tau yra buvę, kad tu perskaitai kokį nors labai blogą atsiliepimą ir tave labai palaužia? Man gal kažkaip labiau pačioj, kur ten dėdavau į online komiksus, ten, aišku, aš komiksų publikavau Panelės tinklapį vienu metu, tai ten komentarų papuri būdavo tikrai labai įvairus, labai daug ten nesąmonė, ką rūko, ką geria. Man čia komplimentas atrodo. Aš tikrai kažkaip irgi pastebėjau, kad ko man labiau pačiai patinka, tuo kažkaip labiau prasilenkia gal su auditorija. Tai čia būtent apie tą auditoriją turbūt. Tai kažkaip labai daug būdavo to abejojimo, bet dabar kaip čia mano darbas, iš to gyvenu, tai neturiu laiko tokiam dalykam kaip abejonės, žiūriu deadline'us, sėdu, piešiu ir nesijaudinu kažkaip ypatingai. Man, žinai, dar yra šitas dalykas, irgi kai kurie klausia, pavyzdžiui, kaip tu ten reaguoji, ten neigiamus komentarus ar kažką, tai man įdomiausia būna pažiūrėti, ką dar tas žmogus skaito. Ir kartais aš pamatau knygas visiškai tokias, kurios man, pavyzdžiui, nepatiko. Ir tada aš galvoju, bet kadangi aš prašiau knygą tokią, kokią man labai patiktų.
Ir tada tas žmogus skaito tai, kas man, pavyzdžiui, nepatinka ir man tada būna net neliūdna, nes aš suprantu, kad mūsų skoniai taip išsiskiria, kad nėra reikalo dėl to nutraukti visko, ką tu darai, vien dėl to, kad tam žmogui nepatiko. Ir va taip kažkaip net nežinau, aišku, irgi būna visko, būna, kad paskaitai, žinai, kokį komentarą ir nu taip ir liūdna, ir negali negalvoti, ir vis atsidarai vėl paskaityti, taip kažkaip, žinai, taip mazochistiškai, žinai, kažkaip taip man reikia. Bet to pačiu irgi visada sakau, kad niekas negalės man pasakyti nieko, ko aš dar pati savo, žinai, nebūsiu pasakius. Tai, nu, toks. Dar galima supykti ant to žmogaus, galima galvoti, alochas. Durnius, nieko nesuprato ir tiek, nu. Gerai, labiau kažkaip nuklydom, gal grįžkime labiau prie knygos. Sorry. Ne, tai aš klausinėjau, tai čia mano kaltė. Galvoju apie personažus, man patiko irgi šitoj knygoje, personažai yra labai aiškus, sakykime, Meda, Nikita, tada yra Medos šeima, Medos psichoterapeutė, Medos sesuo Nomeda, su kuria Meda yra nuolat lyginama, jos mama, tėvas, yra Nikitos brolis ir visi kažkokie labai aiškus tipažai iš karto. Man irgi čia kažkas ten minėjo, kad pop literatūros bruožas yra aiškus tipažai. Tai nežinau, ar čia, ką čia iš viso tai reiškia, bet man kažkaip patiko, kad tie tipažai aiškus, personažai aiškus, atpažįstami. Man asmeniškai nebuvo labai nepriminė pažįstamų mano žmonių. Tai sveikinu. Bet mačiau, kad daug kas komentavo, kad tikrai labai daug kas pažįsta tokių Medų ir kad labai primena jų aplinką. Tai norėjau paklausti, kaip tu kūrei personažus, kaip juos nusprendei ir gal irgi kažkokių technikų turi pasidalinti. Deja, neturiu pasidalinti, nes man Meda ir Nikita, tie pagrindiniai personažai, man atrodo visiškai pilnai susiformavę. Aš puikiai žinau, kokie jie yra, kaip jie kalba, kaip jie atrodo, ką jie veikia, kur jie gyvena, ta prasme, kur tiksliai jie gyvena, kur tiksliai jie dirba. Ir kas keisčiausia, kad kai aš jau knygą parašiau ir jau kai aš ją parašiau jau prieš daugiau nei metus, aš vis dar žinau viską apie juos, aš žinau, ką jie dabar veikia, aš žinau, kas jiems vyksta ir tai yra tokia keista šizofrenijos forma, kur atrodo, kad jie kažkur manyje tenai gyvena. Ir va tas yra labai keista, o kiti veikėjai tada jau atėjo per mano pačios turbūt patirtis ir per mano pačios ir šeimą, ir pažįstamų žmonės. Ir tuo pačiu man norėjosi padaryti tokią traumų olimpiadą, kaip aš rašau čia, kad visi turėtų savo skausmų, visi turėtų savo kažkokių įsitikinimų, kas yra didžiausias skausmas ir kas yra didžiausias gyvenimo toksai nusivylimas galbūt. Ir visi būtų kažkaip vienaip ar kitaip traumuoti ir tuo pačiu, kad man yra labai erzinantis tas ypač meilės romanų dalykas, kai tu susipažįsti ir tau viskas išsisprendžia, žinai. Jeigu darbas nepatiko, tai jau staiga viskas nuostabu. Jeigu tu ten sirgai kokią ten depresiją, tai jau nebėra tos depresijos. Taigi, meti darbą ir atidarai kepyklėlę graikiškoje saloje. Graikiškoje saloje, taip, žinoma. Ir visi dalykai tau tiesiog viskas magiškai išsisprendžia. Tai šitoj knygoje taip nėra ir man labai norėjosi tokios knygos, kur tokiem žmonėm kaip aš yra pasakoma, kad tai gal net ne tai, kad pasakoma, bet aš turbūt augau ant tokių knygų, kur yra pasakoma, kad rasi vyrą ir tada jau viskas tau labai jau išsispręs ir labai pagerės. Ir tai ne tik tai, kad yra žiauriai nefeministiška, bet ir šiaip yra kvaila. Ir aš turbūt net ir pasąmoningai gana ilgai tuo tikėjau, kad kažkas turi ateiti, mane sutvarkyti, man viską pagerinti, man viską nušviesti kitom spalvom ir jau man tada viskas bus labai gerai. Ir tik kai ateina tas suvokimas, kad nei taip yra, nei taip gali būti, tai tada viskas kažkaip labai, labai pagerėja. Ir tada man ir tuos veikėjus norėjo sukurti tokius, kurie arba patys puikiai supranta savo visas klaidas ir visus minusus, arba visiškai nesupranta ir tai irgi yra viena vertus labai toksai įdomus būdas formuoti veikėjus ir formuoti siužetą. Tai bet nežinau, man kažkaip labai patiko jos kurti ir patiko kurti tas priešpriešas ir tokius specialiai šaržuotus veikėjus, kad žmonės tiek juos atpažintų, tiek galėtų iš jų juoktis ir galvoti, kad, nežinau, kad net jeigu jie atpažįsta save juose,
kad tai nėra kažkaip labai, labai blogai, nes, nu, jie visi viena vertus yra tokie nefaini, bet visi to pačiu kažkokie savi, nu, bent jau man. Tai džiaugiuosi, kad ir skaitytojai taip sako, kad jiems irgi tai tokias emocijas sukelia. Bet kaip įdomu, aš paskui tavęs privačiai paklausiu, kas toliau, ką dabar darome, dar Nikita, nes čia mes suspoilinsim. Jo, nes... O buvai jų butuose? Ne, bet aš žinau, kur jie gyvena. Ir tai labai, jo, labai krypi, žinai, nes galėčiau stovėti po langais kur nors. Jo. Bet jo, aš kadangi rašiau apie Kauną, aš pati esu kaunietė, tai man buvo viskas taip ryšku ir kiekviena gatvė, ir kiekvienas medis, ir visi tie dalykai. Ir kažkaip suprantu, kad Kaunas irgi yra ten toks tarsi atskiras veikėjas ir labai, labai smagu, kad žmonės irgi paskaitę gali pasivaikščioti po jį ir aiškiai įsivaizduoti, kas ten, kur vyksta ir kur jie dirba ir kur jie ten vaikšto po kokias bažnyčias ir skverus ir gatves ir viską. Gal ekskursiją kokią pravesi pagal knygos? O, blema, gal būtų labai fainai. Man atrodo, būtų fainai. Jo, žinai, irgi barą kokį Nikitos, jo. Jo, galima kažką. Aktorių pasamdyti. Aktorių, nu. Tai čia tiesiog dar norėjau pasakyti trumpai skaitytojams, kad nors mes kalbėjome apie traumas ir traumų olimpiadas, kad knyga nėra kažkokia tragiška, liūdna, ar ne, kad jinai nėra dramatiška, tragiška, kad netgi priešingai. Iš tikrųjų, kad tai yra knygos tonas yra šmaikštus iš tikrųjų. Ir tas daugiau mažiau visą laiką išlieka, išskyrus kelias scenas. Ir kad personažai nuolatos apsižodžiauja. Visada kažkoks vadinamasis banter vyksta. Net ir man kai kuriuose vietose net keista buvo, kur atrodo, kodėl čia jie dabar taip šneka. Bet kad knygos tonas yra linksmas, yra iš tikrųjų daug pokštų, daug labai kultūrinių realijų, ir Kauno, ir Valinskai, ir ten Žordana, man atrodo, nežinau, ar buvo. Tai yra labai daug kultūrinių realijų. Ir Nausėda. Tai nėra tokia knyga, kur, dabar atsisėsiu ir skaitysiu apie traumas. Turbūt net nepastebėsi, kad skaitai apie traumas iki ten kokio trečdalio. Jo, sumėtau pėdas ir tada. Taip. Tai gerai, iš tikrųjų, man tas kontrastas fainai ir iš tikrųjų patinka. Bet tos psichologijos yra daug, man vienas iš tokių labiausiai krintančių į akį. Irgi dar ką norėjau pasakyti, kad tai nėra to šiuolaikinio terapinio žargono, kur kiekvienas Facebook'o postas persisunkęs. Tai, šiaip kažkaip dabar taip žmonės kalba. Pasidalinti, išbūti, asmenybė, prieraišumo tipai. Jo. Man kažkaip šiaip labai norėjosi pertikti gal tai, kaip mes bendraujam su draugais ir irgi kartais paskaitau komentarus ir žmonės sako, pavyzdžiui, niekas taip nekalba. Aš galvoju, blema, bet aš taip užaugau, žinai, ir mes, pavyzdžiui, su tėčiu, kai kartais žmonės išgirsta mano pokalbį telefonu ir jie po to sako, su kuo tu čia kalbi, ir aš taip su tėčiu, tu taip su tėčiu kalbi, nes mes nuolat apsižodžiaujam, bet irgi va tuo tokiu banter, žinai, kur pažvengiam iš kažko, vienas kitą patraukiam per dantį ir man tai yra taip įprasta ir taip aš dabar bendrauju ir savo santykiuose, ir su savo draugais. Ir mums tai yra visiškai priimtina. Ir man, pavyzdžiui, ir užsienio knygose tas labai patinka, tas toksai, žinai, pasišpilkavimas šioks toks. Ir man irgi norėjosi jį pertikti ir tuo pačiu parodyti, kad tai irgi yra, žinai, toks savisaugos mechanizmas, nes kai tu juokiesi, tai nėra laiko gal jau tam taip verkti ir save, žinai, gailėti. Ir aš pagaunu save ir pačią, kai einu į terapiją, kad aš vis bandau terapeutę prajuokinti, žinai. Nes, tai ką jau čia, negi jau čia verksim, žinai. Ir kažkaip... Tai žmogus tavęs klauso, reikia kažką žmogaus jam pasakyti. Jo, ir visada yra toks, nusijuokia. Ir tada galvoju, blemba, bet čia, žinok, čia jai dar yra papildomai medžiagos mane paterapint dabar. Arba būna pasakai bairį ir jinai tiesiog užsirašinėja ir galvoju, blemba, ką šitas reiškia, žinai. Tai jo, čia toks, sakau, savisaugos mechanizmas, kada visi yra tokie apsistatę ten sienom, žinai, kad vienintelis būdas yra tiesiog nebūti savimi, žinai, ir neparodyti tų tikrų jausmų, o kai juokauji, kai kalbi nesąmonės, arba kai kaip tik bandai kitą pašiepti, bet labiausiai save, tai irgi tada nelieka laiko tom tikrom emocijom ir tikram susipažinimui, žinai, o kai jau tikrai susipažįsti, tai po to, kur jau tavęs neįskaudint, žinai, bent jau yra toksai požiūris ir mano pačios turbūt kartais.
Jo, iš tikrųjų dar ką galvojau, kad įdomi šeima, įdomus šeimos santykis, tai man atrodo čia toks, nu čia kur tas tradicinis seniai karo nebuvo, ar ne? Tai dažnai ten iš mūsų kartos, mano kartos galbūt, tai daug šeimų yra ten, nu, šeimų traumos, tai yra alkoholizmas, neturtas ir ten smurtas šeimoje ir ten taip toliau. O Medos šeima iš tikrųjų ne, jinai labai tokia europietiška, pasiturinti. Kaunietiška, kaip man daug kas sakė. Kaunietiška, europietiška ir atrodo ten, nu, ko jau nenorėti augti tokioj šeimoje, tai auk ir norėk, viską turi, čia tėvai faini ir taip toliau, bet iš tikrųjų ten tų traumų yra ir tų santykių yra labai daug ir Medos ir Nikitos atveju daug tų elgesio modelių ateina iš tėvų ir būtent iš šeimos. Tai kaip tau ta psichologija buvo svarbi, ta psichologinė analizė buvo svarbi ir ar turim kažkokią išeitį? Ką daryti? Man, žinok, buvo ir tas įdomiausia, nes aš Nikitą suformavau pagal tą, kas iš tikrųjų yra bloga šeima požiūrį, nu, kur ten tave muša, jie geria, žinai, ten, nu, tavo pagalba. Ir mums tarsi, kai kalbam apie traumas, atrodo, kad va čia tai jau trauma, žinai, jau jeigu tave mušia, jeigu neturėjai ko valgyti, tai čia trauma, o visa kita, nu, jau nebe tokia trauma. Bet čia ir yra tas ydingas požiūris, man atrodo, nes, nu, tu traumų negali matuotis, negali toj traumų olimpiadoj žaisti nuolat, žinai, ir vien todėl, kad vaikas turi stogą virš galvos arba yra aprengtas, nereiškia, kad jis nėra emociškai apleistas. Ir žinai, vat, man tas ir buvo labai labai įdomu ir kuriant Medos personažą, ir kuriant Medos šeimą, nes jinai patiria nuolatinės patyčias iš savo šeimos, jinai patiria nuolatinį stresą, jinai patiria nuolatinį, žinai, tokį net ir emocinį šantažą ir jos mama yra narcizė. Ir tai irgi vis dar yra tokia nepatogi tema ir vis dar, man atrodo, gal ir nelabai paliesta lietuvių grožinėje literatūroje tema, kad tai yra labai, labai sudėtinga vieta augti, tai yra labai sudėtingos sąlygos augti ir man kažkaip atrodo, kad žmonės vis dar, ypač ką aš irgi pastebėjau su vyresniais skaitytojais, kad jie sako, nu bet ką jau čia, nu tai tėvams reikia atleisti, reikia tėvams nesakyti, kad jie kažką blogai padarė, jie darė geriausia, ką galėjo, jiegi iš sovietmečio, jie kitaip nežinojo. Ir viena vertus, aš tarsi su tuo galiu sutikti, žinai, su tuo, kad mes turim gerbti tėvus, bet tuo pačiu puikiai žinau ir tai, kad ar tikrai viską tu gali sakyti savo vaikui vien todėl, kad tu jam davei gyvybę, žinai, ar tu tikrai viską jam gali sakyti, ar tu tikrai gali nuolat jį emociškai terrorizuoti, ar tu tikrai, žinai, gali nuolat jį kritikuoti ir kas gali užaugti tokiom sąlygom. Jeigu tu nuolat, žinai, mindai tą daigą ir tada tikiesi, kad jisai išaugs pagal tavo, žinai, įsivaizdavimą, tai man buvo labai įdomu parodyti tokią šeimą ir man atrodo, kad tokių šeimų yra tiek pat daug, kiek ir tų asocialių šeimų, kuriuose, žinai, yra ir alkoholis, ir fizinis smurtas. Tai man ir buvo parodyti tą įdomų, tą, žinai, tokį net nesupriešinimą, o tiesiog tai, kad tie žmonės yra traumuoti tokiais skirtingais būdais ir visi vis tiek savaip. Ir kaip tą ratą nutraukti, žinai, nes Meda ir Nikita atsiduria tokioje situacijoje, kur jie turi galvoti, ką daryti, kaip nutraukti šitą ratą, nes tu kažkada turi išsilaisvinti, tu turi nubrėžti kažkokią ribą. Ir tą aš ir pati per savo gyvenimą kuo puikiausiai supratau ir šita knyga man labai daug kainavo per tą ribų nubrėžimą, nes tie žmonės mano aplinkoje, kurie ją paskaitė ir atpažino save, tai žinokit, jeigu ką, tai nėra labai geras būdas, nerašykit knygos apie savo artimuosius, nes pasirodo, kad nėra taip, kad jie paskaito ir sako, o daugiau taip nedarysiu. Ne. Na, šiaip tiesą sakant, aš irgi nedaryčiau taip. Ai, gerai. Nu jo. Tai va, bet žinai, tai irgi yra turbūt būdas gyti, man atrodo, apie tai kalbėti ir aš vis daugiau šito pastebiu, kad kuo daugiau tu esi atviras ir žmonės tada su tavim yra atviri ir tas kiekis pasidalinimų, kurį aš gavau po šitos knygos, ta prasme, kai žmonės tau parašo su savo istorijom, aš suprantu, kad to
to skausmo pas mus yra labai daug, ypač tarptų dar jaunų, bet to pačiu dar tarsi savo šeimų nekuriančių žmonių, bet to pačiu ir apskritai turbūt ir tarp bet kokio amžiaus žmonių, kad vis dar yra tiek daug baimės sakyti, kad tave skaudino tie artimiausi žmonės, vis dar tiek daug tokio noro slėptis ir tiek dar skausmo ir, nežinau, net nesikiu iš tikrųjų, kad aš gausiu šitiek daug tų laiškų apie tai, kad įskaudino labiausiai tie artimiausi žmonės ir tas, nežinau, viena vertus man tarsi gera, kad aš ne viena, kita vertus suprantu, kad to mastas yra dar didesnis, negu aš įsivaizdavau. Jo, bet aišku, kad knyga lyg ir kažkam terapiškai suveikia iš esmės. Jau tau, jeigu terapiškai suveikia, nejausis tas. Bet yra ir daugiau žmonių, kuriem jį pasirodė artima ir kuriem suveikia būtent kažkaip. Aš tikiuosi. Dabar kažkaip tokio rimto sunku perėti prie kitų klausimų. Ne, tu perėk. Ne, gerai, tai gerai, dėl to ir klausiau. Galvojau dar apie įkvėpimą, bet kaip tu sakei, apie ko trūksta, ne? Pagalvokim, ko trūksta kitų knygų pas mus. Tai man kartais įkvėpimas, būna, kad įkvėpia kažkas. Visi mėgstam įkvėpimą minėti, kad kaip kažkokį gerą dalyką. Mane įkvėpia, Joyce'as muziejus. ir knyga apie burtininkus. Ir Hobbitas, jo. O dažnai nekalbam ir gal ir neverta kalbėti, bet nežinau, man visai įdomu tas neigiamas įkvėpimas. Kur perskaitai kažkokią knygą ir galvoji, taip nenoriu daryti. Nenoriu daryti kitaip. Kaip šitą aš galiu padaryti geriau, jaučiu. Ar buvo tokių, pavyzdžiui? Tai aišku, kad būna knygų, kur tu skaitai ir galvoji, Dieve, kažkas šitą išleido, bet aš galvoju, kad taip pat kai kurie gal ir svetimkūnių skaito ir irgi galvoja, Dieve, šitą kažkas išleido. Tai yra tas pasikeitimas. Jo, aš turbūt, bet labiausiai aš turbūt ir pergalvojau tuos meilės romanų tropus ir pasiėmiau tai, kas man labiausiai mane erzina ir padariau, man atrodo, šiek tiek realistiškiau ir tuo pačiu kažkaip, man atrodo, pavyko, nes čia tikrai sėdi ir meilės romanų gerbėjų, tikrai pavyko padaryti taip, kad niekas vis dėlto neįsižeistų ir man atrodo, kad tas meilės romanas šiaip labai keičiasi ir žanras keičiasi ir skaitytojai keičiasi kartu su juo. Tai man labiausiai norėjosi parašyti tuo pačiu ganėtinai feministišką knygą, tokią, kurioje vyras nėra gelbėtojas, kurioje vyras nėra kažkoks, princas ant balto žirgo. Tai man turbūt norėjosi, ir kažkokį tą tokį moterų lygiateisiškumą tokį truputėlį parodyti, moterų su vyrais turiuomenį. Ko man irgi vis dar trūksta, skaitant kai kurias lietuviškas knygas ir net ir skaitant tas aukštosios literatūros lietuviškas knygas, nes man atrodo, kad mūsų literatūrą labai daug vyrų formavo ir man tas dažnai yra liūdna, skaitant kai kuriuos ir šiuolaikinius autorius, vyrus, suprasti, kaip moteris yra parodomos, kaip sekso objektai, kaip apskritai objektai. Ir man labai norėjosi parašyti tokią knygą, kurioje to nėra, to toksiškumo kažkokio, tokio kažkokio objektivizavimo, kur visi kažkokie, tokie, nežinau, tarsi visi yra tiesiog daiktai. Tai man to nesinorėjo. Ir tuo pačiu norėjosi, nedidaktiškai pakalbėti apie tas psichologinės problemas. O, čia kažkas gal traukinėje? Pukelis. Tai jo, bet aišku, tai kas mane erzina, tai kitiems gal yra geriausia knyga jų skaityta. Tai čia irgi vienas iš dalykų, kur labai sunku atrasti tą ribą, ypač tokiam žmonėm kaip aš, kurie, pergyvena, kad kažkas kažką ten apie juos pasakys blogo, ar kad, įskaudinsiu kažką, ar kaip. Tai vardų galim neminėti. Ne, viskas gerai, bet man visada ir pačiai sunku atrasti tą ribą tarp to, kas man pačiai labai patinka ir to, kas patiktų ir kitiems, nes vis tiek leidyba yra verslas, ir tu vis tiek nori, kad tai knygai sektųsi ir ją parduoti, ir nori, kad žmonės ją skaitytų.
Tai čia irgi buvo mano tikslas, žinai, kad jinai būtų populiari ir kad nenorėjau, žinai, apsimesti, kad man tai skaitytojai nerūpi. Man tai labai rūpi skaitytojai. Kaip faina, kaip malonu. O dėl skaitimo, kadangi tu tikrai turi daug medžiagos ir meilės romanams ir visokiam kitom knygom, nes esi bookstagramerė, labai aktyvi ir tiesiog dažnai sakoma, kad jeigu nori rašyti, pirmiausia reikia skaityti. Jeigu tu neskaitai ir bandysi rašyti, tikriausiai neišeis labai gerai. Ir visada matosi. Jo. Tai aš pati rašau apžvalgas daugiau Goodreadsuose. Čia iš tikrųjų pradėjau kaip daugiau savo, kad išsižymėčiau, kokias knygas skaičiau, kad paskui pati tiesiog atsiminčiau ir prisiverčiu parašyti porą bent sakinių apie tą knygą, kas irgi visai faina, nes padeda susidėlioti mintis. Aš skaitau to apžvalgas. Aš tą irgi. Tai kažkaip padeda susidėlioti mintis, kas man patiko, kas nepatiko, kas man apskritai patinka, kas nepatinka. Ir pažiūrėt, kaip keičiasi skonis. Tau raštas jo, kad... Gal, bet aš per vėlai prisijungiau prie Goodreadsų, man gal dar 10 metų atgal, tai tikrai būtų pasimatę. O kodėl tu rašai apžvalgas, kas tame yra smagaus? Mes su Gabrielė, kuri čia sėdi pirmoje eilėje ir su kuria mes pradėjom Bugduo, blogą, kas nesakat, sekit. Tai jeigu taip jau visai atvirai, tai jis prasidėjo nuo to, kad, jau mes irgi galėtume tai parašyti. Tai čia ką ir tu sakai, žinai, kad tikrai, kartais paskaitai kokią nors apžvalgą, kur yra tik tai nugarėlės nurašymas ir galvoju, bet norisi to žmogaus, kuris skaitė ir kuris jautė ir kuris patyrė visas, žinai, emocijas. Ir mes norėjom kažkaip rašyti paprastai, bet taip kažkaip nemeluojant ir neviniojant į vatą, kas kartais yra labai nepatogu tiek prieš leidėjus, kurie tam, pavyzdžiui, padovanoja dabar jau knygas, tiek kartais prieš autorius ar net vertėjus, kai tu pasakai, kad, pavyzdžiui, vertimas yra blogas ir tam parodai, žinai, argumentais, kodėl. Bet šiaip tai labiausiai ateina iš to ryšio turbūt ieškojimo, nes kartais tu kaip skaitytojas jauties labai vienas, nes tu vienas, žinai, paskaitai, vienas pasidedi į lentyną, ar nueini į biblioteką, ar nueini į knygyną ir tarsi tavo ta skaitimo kelionė gali tik ties tavim ir pasibaigti, žinai, o kai mes pradėjom rašyti apžvalgas, tai staiga atsiranda žmonių, kurie nori apie tai pakalbėti, kurie sutinka, nesutinka, supyksta arba apsidžiaugia ir tos diskusijos ir yra fainiausia viso to dalis. Ir kai tu pradedi matyti, kad žmonės atranda pagal tavo rekomendacijas arba kaip tik sako, tau nepatiko, tai man tai tikrai patiks. Ir tai yra... ir tai yra toks fainas jausmas, žinai. Tai vat kažkaip tas blogas, jis labai išsprogo ir jis turbūt todėl ir jam taip ir pasisekė, nes mūsų tikslas buvo niekada neapgaudinėti to skaitytojo, kuris skaitys apžvalgą, niekada nemeluoti, kad knyga yra gera vien todėl, kad tu ją gavai dovanų, niekada neišduoti savo paties, žinai, moralės ir etikos tokių net standartų, žinai, ir kad nenukryptų tas, žinai, moralinis kompasas, kaip yra kas sakė. Tai labiausiai, sakau, tas ryšio ieškojimas ir tuo pačiu ir atsiranda, žinai, ir tam su tavim pavyksta susipažinti, nes kai kalbėk apie knygas... Su tavim pavyksta. Taip, šuniukas. Tai kai kalbė apie knygas, tai kažkaip tada ir pradedi kalbėti su žmonėm, kuriuos tu iki šiol tik tai ten skaitėjai, žinai. Tai tas yra žiauriai fainai. Ja, man tai būna, pavyzdžiui, pastoviai zyziu, kad nori nemokamai knygų, kas man tas nemokamai knygų. Tada leidėjai man atsiunčia knygų ir tada kažkaip jaučiuosi įpareigota, kad dabar man reikia ją skaityti ir rašyti apžvalgą, tada aš visai nebenoriu, nes jau komercializavau piešimą, tai nebenoriu komercializuoti užuovėjos hobio. Ir tada kažkaip nenoriu skaityti, bet galvoju, kad privalau, nes jau man atsiuntė. Bet dar tada ir turi gražiai pasakyti, tau nėra šito, kad, o jeigu nepatiks? Man ir aš kartais parašau tiesiog atvirai, kad man gali nepatikti istorija, ta prasme, gali nesiųsti, jeigu... Aš kartais klausiu, leidėjai, o tu manai, man patiks? Ir tada irgi pastatai žmogui tą tokią nepatogią poziciją, žinai, kur... Ar gerai mane pažįsti? Ekstrasensų mūšų su virgulėm, žinai. Bet ne, man atrodo, kad aš ir pati kaip leidėja, kuri irgi kartais dovanoja knygas bookstagrameriam ar ten influenceriam, aš pradėjau labai į tai visai kitaip žiūrėti, nes suprantu, kad
tikrai yra tiesa, kad nėra blogos reklamos. Ir aš ir pati esu ne kartą paėmus knygą todėl, kad kažkam labai nepatiko. Ir tai irgi visada pradeda kažkokią diskusiją ir nežinau, man atrodo, kad apskritai reikia nebijot sakyti teisybės. Ir ypač Lietuvoje, va, ypač jeigu yra lietuvių autorius, tai irgi dar žmonės kažkaip nubijo, jiems yra nefainai. Bet aš pati niekada neturėjau blogos patirties su jokiu lietuvių autoriumi, pasakiusi kažkokią, nu, ten, žinai, pagrįstą kritiką. Ar net ir su leidėju. Nu, ne, su leidėju yra buvę, kad užpyko. Bet, nu, čia irgi, žinai, nu, turbūt toks dalykas, kad, nu, visiems patikt negali, žinai. Tai jau tą kažkaip priimti reikia. Tai, bet aišku, sakau, vis tiek būna, kad žiūri pro langą, kolyja ir galvoju, tai kodėl mano knyga nepatiko? Kodėl? Čia human condition. Jo. Žiūrime, mes netiek jau daug laiko ir bet turime, tai dar paskui, kad turėtume truputėlį laiko klausimams, manau, kad gal paskaitom ištrauką, kad žmonės, kurie yra neskaitę, galėtų truputį įsijausti. Aš žinokit, niekada neskaičiau šitos knygos ištraukos. Tai kai Miglė pasiūlė, tai man taip, o Dieve, tai ką čia išsirinkti? Rimtai neskaitai niekada? Ne. Nu, ta prasme, aš šitą knygą tai skaičiau. Bet niekada neskaičiau ištraukos, tai labai esu... Gerai. 110, ne? Taip. Mes paskaitysim kartu, nes čia yra dialogas. Galvoju, bus smagiau. Ne tai, kad čia būtų nesmagu, bet... Tai aš truputį gal įtrauksiu apie ką čia. Tai čia kalbasi Meda ir Nomeda. Išjungiau mikrofoną, ne. Kalbasi Meda ir Nomeda, tai Meda ateina pas savo seserį, Nomeda. Nomeda yra labai tobula, labai instagraminė, labai susitvarkiusi. Taip. Arba, kaip mano šeima pasakytų, normali. Tai ir jos kalbasi ir draugiškas, mandagus, civilizuotas pokalbis pakrypsta ne ta linkme, kuria turėtų. Taip? Tai palauk. O, tu būsi Meda, aš Nomeda, ne? Aš būsiu Meda. Mano, ne? Kalbėk su Nerijum. Kalbėk su Nerijum, bet aš turiu kitų prioritetų. Noriu namų ofisą perdaryti kambarį Laurai, pasigyrė. Jei Nerijus leis. Bet kokia mintis apie tai, kad 21 amžiuje moteris vis dar turi prašyti vyro leidimo, Medos kūno temperatūra iš normalios pakilėdavo iki tėvo pakurta pirtis lygio aukštumų. Nekartą iš Nomedos besipasakojančios mamai ar tiesiog palaikančios pokalbis su Meda, girdėjo, kaip jis slepia nuo vyro pirkinius, net ir būtinus, jei tik jam pasirodytų per brangus ar nelogiški. Kaip bet kokį pasilepinimą bando pateisinti, o hobį numenkinti. Meda prisiminė, kaip Nerijus į Jiedvi, kalbančias ant sofos tėvų namuose, kreipėsi, nu, vištos, apie ką putpudakinat. Per daug kartų buvo nutilėjusi, nuleidusi akis, tačiau dabar aplink nieko nebuvo, nei mamos, kuri lieptų nekelti dramų, nei Nerijaus, kuris pasiteisintų, kad juokauja, nei vaikų, prie kurių būtų nelabai gražu apie tėvą piktžodžiauti. Jis net nedirba iš namų, kam jam ofisas. Santuoka yra sunkus, nesibaigiantis darbas. Meda pagalvojo, kad jeigu tai tiesa, jai pakanka ir vieno etato teisės firmoje. Tai ką pasiūlysi mainais, kad galėtum padaryti kambarį jūsų dukrai, tu neturėtum ją nieko įrodinėti, jis turėtų pats susivokti. Vyrai patys niekada nesusivokė. Nomeda pati nesuprato, kad Nomeda pati nesuprato, kad kiekvienu sakiniu Meda tik stipriau atgraso nuo tikėjimo meilę. Ar santuokinė laimė? Tavo vyrai, Nomeda, ne visi vyrai. Pabandė įsikibusi laikyti savo įsitikinimų Meda. O tėtis? Jis irgi pats nesusivokė. Rinkaisi vyrą pagal mamos patarimus, ko tu tikėjaisi? Jie ir Petersono knygas skaito. Nes tu tokia vyrų ir santykių ekspertė. Panelė, miegu suvedusiu boso po 2 metų lindėjimo namuose nusprendžiu, kad vyrą susirasiu iš šventos dvasios, niekur neidama ir su nieko nesikalbėdama. Nomeda. Meda atšlijo, akis neįtikėtinai greitai priplūdo ašarų. Suprato pati peržengusi ribą. Senasis kreipinys ir sėkmingas susitikimo pradžia ją užliuliavo, privertė pagalvoti, kad viskas bus kaip anksčiau, kad jos galės kalbėtis apie gyvenimą tokį, koks jis yra iš tiesų, galės pasijuokti iš žmonių tokių kaip Nerijus ar mama. Nepiktai, tik truputį. Tačiau atrodo, kad dabar Nomeda nebeketino sustoti. Jeigu viskas būtų taip lengva, tai tu jau seniausiai turėtum šeimą, o neapsimestum, kad esi baisiausiai laiminga, būdama amžinai viena. Ne visų tikslas yra kuo greičiau prisigimdyti vaikų ir būti pervargusio namų tvarkytojo. Geriau spręsiu amžinas problemas kotedžio užmiestyje. Nei vienas sėdėsiu tuščiam bute, į kurį iš vyrų ateina nebent Barboros kurjeris.
Nomeda išsitiesė ir įsitempė, nors atsektos kelnės solidumo tikrai nepridėjo. Barbaros kurjeris pas mane atėjęs bent jau pasisveikina. Ar Nerijus jau pradėjo su tam kalbėtis, ar vis dar taiko nekalbadinis, tave dresuodamas kaip šuniuką? Jis tylus. Atsiprašau. Iššūdžius. Nomeda girdimai sugriežė dantimis. Atrodo, kad ribos dėl to, ką apie jos sutuoktinį buvo galima sakyti, gana greitai buvo perbraižytos. Vyrai, kurie su tavim sveikinasi, tiesiog dirba savo darbą. Jiems už tai moka. Geriau jau bendrauti tik su tais, kurių toks darbas, negu čiulpti savo dėdui, kad tas nueitų pas psichologą dėl savo sūnaus. Meda nežinau, ar šiuo klausimu pataikė, bet pyktis temdė protą. Tai vadinami teigiamų pastiprinimų. Nomeda dar ilgai prisimins gėdingą cyptelėjimą, kurį išleido ties paskutiniu žodžiu. Jeigu savo santykiuose turi taikyti behavioristinės teorijas, gal vertėtų susimastyti. Turi vyrą, ne Pavlovo šunį. Tuo mes ir skiriamės. Aš turiu vyrą. Ačiū. Štai toks konfliktiškas. Dar prieš perinant prie klausimų. Paskutinis. Tok aš pastatysiu, tu nesivargink. Jėzus Marija. Tai kas yra svetimkūniai? Kas yra tik knygoje minimi svetimkūniai? Jei gali neįspoilinant, papasakoti nors. Man atrodo, kad svetimkūniai esame mes visi. Ir aš tik tai labai vėlai palyginus savo gyvenime supratau, kad iš tikrųjų gali būti žmonių, kurie į mane nežiūri kaip į svetimkūnį ir kurie mane priema tokią, kokią aš esu ir myli tokią, kokią aš esu ir nebando manęs pakeisti pagal interjerą ir visą kitą. Tai taip ir šitoj knygoje visi tie žmonės yra svetimkūniai kažkam, o baisiausia kaip patys savo, nes baisiausia, kai tave tie artimi žmonės, mylimi žmonės bando įtikinti, kad tu visą laiką esi kažkoks netoks ir tu visą laiką jiems neįtinki. Ir to pačiu svetimkūniai yra, man atrodo, ir tie dalykai, kuriuos mums įteigia. Tie visi pikti žodžiai, kurie vis tiek nuolat sukasi galvoje, apie kuriuos tu nuolat vis tiek galvoji ir kad ir kiek tu terapijos praeini, kad ir kiek tu psichoterapeutų praeini, kad ir kiek tu, žinai, ten randi būdų ar nukeliauji savo Eat, Pray, Love kelionių, žinai, jie vis tiek yra tavyje ir tai yra vis tiek visi tie kompleksai, visos tos mintis, kad šitos suknelės negaliu dėtis, arba ten šita šukuosena man netinka, arba negaliu dirbti šito darbo, arba negaliu tenai, būdama 30, keisti savo gyvenimo, arba galiu negimdyti vaikų, ar galiu nesituokti, ar, nu, bet kas. Tai visi šitie dalykai irgi yra svetimkūniai ir šitas pavadinimas neatėjo va tai va greitai, žinai, tai buvo vienas iš tų atvejų, kada aš sėdau prie žodyno ir ieškojau žodžio, kuris man apibūdintų tą jausmą, kurio aš vis negalėjau įvardinti rašytojo didžioji. Ir kai atradau šitą, buvo toks, va šitas. Ir man labai patinka, kad žmonės jį visi skirtingai interpretuoja ir visi skirtingai, kaip ir knygos pabaiga, visi skirtingai priema ir vieniems jis yra tarsi teigiamas, kitiems tarsi neigiamas, o tuo pačiu, kas skaitė knygą, tai žino, kad jis ir dar vieną reikšmę turi, gana stipriai priklausoma nuo siužeto, tai tas man pasirodė iš viso labai, labai gerai, kad tai yra tiek biologinis, tiek emocinis dalykas. Šiaip labai fainas pavadinimas, labai aiškus, bet nežinau, kad tik raidės turėjai nuskrolinti, kad jis rastum. Taip. Dabar turim labai nedaug laiko, gal kokiam vienam ar dviem klausimams, jeigu kas nors turėtų. Taip, palauk, kaip duosiu mikrofoną. Man įdomu, kokia yra rašymo disciplina, kokia jeigu turi. Nes žinau, kad irgi dirbate leidybai, tai reiškia nėra, kad kiekvieną dieną 8 valandas sėdžiu prie kompo ir rašau. Kaip randat laiko? Kai darai, tai darosi. Tai čia toks paprasčiausias atsakymas, o šiaip šitą knygą aš rašiau pirmiausia per atostogas. Tai ta disciplina buvo tokia, kad neleidau savo to nesirašo, mūzos nėra, ne ta nuotaika. Aš tiesiog į tai pasižiūrėjau kaip į užduotį tokią, kažkokį tokį raumens ugdymą, kai tu tiesiog kiekvieną dieną sėdi ir rašai. Tai aš esu tas žmogus, kuris mėgsta tvarkingumą, kad aš rašiau nuo pradžios iki galo, aš nesimėčiau, kad tenai pirmą parašau 17 skyrių, tada 2, tada ten 15 ir tada 1. Rašiau viską iš eilės ir leidau
tiems veikėjams, kuriuos aš labai aiškiai įsivaizdavau, leidau jiems patiems diktuoti, kas dabar čia turi nutikti. Ir kartais aš ateidavau su nusiteikimu, kad va dabar čia bus ten pykčio scena, o iš tikrųjų suprasdavau, kad turi įsiterpti visai kitoks skyrius, negu kad aš planavau ir negu kad aš galvojau. Ir tas labai irgi labai išlaisvino, tuo pačiu niekada nesakiau savo, kad va, turiu čia per šiam parašyti būtinai vieną skyrių arba kažką, nesvarbu kiek, ar tai būtų puslapis, ar tai skyrius, bet tuo pačiu nepersistengt, nes, nu, kaip ir su viskuo, jeigu tu būtinai jau čia norėsi labai greitai, tai nuo to nereiškia, kad bus geriau kažkaip. Tai man labai tas veikia, man labai veikia ta tokia, va, sakau, disciplina ir tvarkingas rašymas be atsikalbinėjimų prieš save pačią, nes visada gali rasti smagesnių dalykų, negu kankintis ir žiūrėti kompą ir galvot, kad o gal čia nesąmonė, o gal niekam čia nereikia, o gal niekam neįdomu. Nu, žinai, visada gali rasti priežasčių. Tai aš stengiausi labai tvarkingai ir labai taip rimtai taip pasižiūrėti. Tai. Ačiū. Gal dar kas kokį vieną klausimėlį? Ne, tai jokio spaudimo, ne. Spaudimo. Tai tada turbūt galime ir galėsite paklausti asmeniškai Patricijos, kai įsigysite jos knygą arba atsinešęs savo egzempliorių prašysite autografo. Taip, aš mielai jums galiu pasirašyti, jeigu turite knygą. Taip, ir galite įsigyti. Ant lapuko pasirašysi, jeigu... Jo, tikrai galiu pasirašyti. Ir ant lapuko, ir ant ko tik nori. Ant rankos kojos. Ant rankos kojos, taip. Tai ačiū labai visiems, kurie susirinko, paklausyti. Ačiū, kad atėjo. Ačiū Patricijai, kad pasikvietė ir kad parašė šią knygą. Ačiū ir Vilniaus skaito, kurie pasikvietė. Ačiū.